Mielas žiūrovė, tau pasisekė. Sveikas atvykęs į šou, kur intelektas trykšta per visus kraštus. Trys protingi vyrai. Gerai. Sveikas žiūrovė. Tau šiandien pasisekė. Šiaip jau kavau, bet... Sveikas atvykęs į laidą, kur intelektas trykšta per visus kraštus. Kur trys protingi vyrai šnekasi aktualiom temom ir improvizuoja. Kartu mums sudėjus metus gauna 102, kas yra labai daug. Ir manau, tai daug ką pasako apie mus. Ir aš sugalvoju, kaip šiandien aš visus pristatysiu, tai Liudas šiandien visus pristatys. Liudai, pristatyk mus šiandien. Aš tam buvau visiškai nepasiruošęs, nes čia improvizacijų laida ir mes čia nesiruošėm beveik niekam. Nesijaučiu tingim. Galėjau to nesakyti, bet pasakiau ir dėl to gailiuosi. Taigi, čia turime Deividą, kuris iš šito kabineto, iš impro patalpų praktiškai neišlenda, nes jis improvizuoja. Kažkada būna paskaičiuoja į metus, pats daro ataskaitą, kiek valandų ar kiek dienų per metus, tai ten apie 200 dienų būna, ne? Daugiau? Jo, apie štukę valandą kažkur. Apie štukę valandų? Tai kiek čia dienų? Tai žiūrint, ką tu laikai dieną, tai 4 valandas. Ką? Iš 24 nori padalinti. Jo. Tai 4, 40 dienų kažkur. 40 dienų. Tai vieną mėnesį improvizuoja, o kitus ne. Taip. Oi, labai prastai. Nu, tau sekas puikiai, varyk, nepasiduok. Tai va, jis daug improvizuoja, bet ir dirba darbę dar. Taip. Baldus gamina. Taip. Tiksliau projektuoja. Tai va, būkit kaip Deividas. Gerai, Turėkit du darbus. Lauryną nepamiršk pristatyti. Taip, Laurynas, mūsų gameris didžiausias. Jisai buvo taip užsikabinęs ant Throne and Liberty, kur jau ten politika pradėjo vykti. Ir aš taip pat kaip Deividas improvizuoja per metus laiką 1000 valandų, tai aš tam žaidimą turiu per pusę metų 1000 valandų. Čia daugiau čia. Tai būtų 2000 valandų, įsivaizduoji. Kiek galėtum darbe uždirbti pinigų? Jeigu turėtum darbą. Jeigu tos visas valandas padauginam iš 15 eurų per valandą. Tai iš 5 vien padauginti jau gerai būtų. 5000 pinigų. Mėnesinė alga. Nu, tu Liudai apie save. Aš gaunasi, tu pristatai, bet aš prašau, kad tu toliau pristatinėtum. Aš Liudas Butkus, 30 metų, turiu vaiką, būsimą žmoną, va čia vestuvės planuojam. Atšvenčiau vaiko gimtadienį pirmą. Tu atšventį? Kaip tu atšventį? Nušventėm, pirkom pyragą didelį, tortą. Šiaip tortą nevalgo, bet užsakėm tortą be laktozės. Vaikas valgė? Ne, nedavėm. Tai kodėl? Tai už ką negalima saldumynų vaikam mažėti? Vaiko šventę savo pasiėmė. Panašiai, jo. Taigi jie neprisimins. O tai be laktozės. Kelintą savo gimtadienį prisiminat? 3, 5, 6? Ne, kurio prisiminčiau jau kažkas. Aš pagalvoju, kad 3, bet galvoju, kodėl aš 3 prisimenu, bet aš neprisimenu 3. O, brangusis, žiūrėk, mūsų vaiko jau 4 metai, žinai, padaunokim jam čekuolę memuarus. Oi, užrašykim jį į mokyklą kokią protingą labai. Labai protinga, taip. Kaip visai pernai mes jam padovanojom naują mikserį, kad galėtume tų kokteiliukų šaunių pasidaryti. Jo, ir tekilas padovanojom. Labai gardu buvo. Įpilk man alaus, kur nupirkom mes mūsų vaikui gimtadienio progą, vaikui, prašau. Gerai. Ir pasakyk man kažką dar gražaus, nes aš pagimdžiau šitą vaiką. Jo. Tau gražaus. Tu mano meilė gyvenimo neišblėstanti ir vis stiprėjanti metai iš metų. Ne tikrai kažkaip, čia iš bėdos, sakai, Liudai. Ne iš bėdos. Iš reikalo. Aš nepatikėjau. Aš patikėjau, kad aš tai sakau. Tau reiktų pasistengti. O tu nepatikėjai, čia kažkaip nežinau. Gerai, tai šiandien išsplėskim. Mes šiandien šnekam apie keliones. Kelionės yra mūsų tema.
Aš pats buvau Edinburgė, biški patostagauti, improvizacijos festivalį nuvažiavau, savo valandų užsirašiau, kaip sakant. Kaip jų vis kelionė sekasi. O tai Edinburgas čia skamba kaip pavardė kažkokia. Šiaip žiauriai geras miestas, pavyzdžiui, tenais Londonas kaip skylė, man atrodo, Edinburgas, jis viską turi. Mažas miestas, yra pilis vidury miesto, bet tokia normali, masyvi pilis ant kalno. Yra dar kitas kalnas vidury miesto, ten yra jūra, yra upė, horizonte kalnai, ten belenkaip gerai, švaru, požemiai visokie Bet yra. ten visą laiką šlapia ir lyja. Kaip dabar. Kaip dabar, kaip Lietuvoje, bet šiaip gražu ten. Labai. Ir tie pastatai tokie niūrus, tokie, žinai, neišpasakų šalies, tokie atrodo pavargę. Bet tai va, aš sakau, ten visą laiką šlapia lyja ir niūra aš irgi esu buvęs Edinburgė. Bet man kažkaip lietuviai fainai ten, aš nežinau. Gal. Kaip namie. Kaip namie, aš va tas ir buvau, jaučiuosi kaip namie. Toksai atrodo ten tikrai kaip namie. Aš buvau Edinburgė per Kalėdas. Kurį tu čia, Liudai? Belia kurį, nesvarbu. Nu gerai, aš Labą dieną, Labą dieną. aš iš Lietuvos atvykau į jūsų šalį, norėčiau labai apipelyjusio butuko, Oi, tai pas mus tik tokia kad yra. niūrus būtų. Tai prašom. Prašyčiau, kad nešviestų saulė. Čia vat, langai užkalti. O, puiku, kaip Langai namie. pelėsis kampuose, viską mes palaikom šitą, kadangi senas ir labai namas, tai mes palaikom ir būtent labai daug lietuvių susilaukiam. Taip. Taip, mūsų tautiečiai mėgsta pelėsi. Ir dar mes vat, ir palaikom pastoj, jeigu lietuvių šiaip Grindis nebūna. girgžda. Girgžda. Ir jeigu lietuvius nemalaukia, tai mes dar tokį turim laistymo sistemą, kuri atrodo, kad lytų. O barbenai stovi? Taip, grinai į palangės. palangės. Ateik jaunuolį ir patvarkyk mane. Tiesiog galvoju, įdėsi biški irgi, žinai, pramogų. Biški priešmonių. Pelėsi karalienė. Galėsi karalienė. Koks kelionių džiaugsmas be Grinčo, kad... Taip, pavadinkim, tai ją grinču. Nu. Ir mėgojau fainai vietai, buvo toksai kaip lovos, bet jos padarytos kaip dėžės, tu įlendi tenais ir turi dureles užsidaryti, tokias primena, Japonijai būna tokios kaip kapsulės, žinai, tu atsiguli, mažai vietos, bet ten tavo vieta, gana tylu, gerai izoliacija ir toksai gyveni dėžėje. Tai nėra klaustrofobijos, kad, tipo, uždarys tave ir tenais paskui Taip pat užsidarai ir miegi. O jeigu tave ten Atsidarai. spyną uždės paskui koks nors. Neina tenais, kaip ten. Ten taigi išspirsis tos O, sienos. gal- Man atrodo, tu apie tai nepagalvojai. Ten kaip išplokštės yra viskas. Tai būtų užkals tada. Tai išsipirsi ten viską, į ką. Aš nelyščiau ten į tą skylę. Bet prikolas, toks labai privatumo jaučiasi, kad turi. Tiek. Privatumo. Nes aš mėgau hosteliuose ir būna ten dvi lovos daug, ir, žinai, ir būna kaldra ir tu tiesiog kaldrą užsikloji visas privatumas. O tu dabar esi tokia kaip patalpoj dėžėje ir tu nieks ten tavęs nemato. Tu esi dviguliai lovime? Nuo dviejų aukštų. Nu, jei jau būdavo, kad antram aukštį yra žmogus. Aišku. Aš tose papigiai gyvenu. Aš gyvenu papigiai. Čia tarsi Užsienį. natūralus dalykas, kad vesda, bet ten būna kitais reikalais užsiminė. Būna, pavyzdžiui, knarkia koksai baisiai stipriai. Kartais aš knarkiu. O dabar į savo dėžėj knarkiai tiesiog ir... Gal knarkiau. Ramiai savo. Bet nieks nežino, nes aš buvau užsikalęs. Aš kai Edinburgė gyvenau, buvau atostogų, tai gyvenom tokiam namukė kalnuose, buvom visą namą išnuoję. Ir ten prabangiai gyveno viską, tarp kalnų tenais viskas buvo. Bet man ten įsimintiniausias dalykas buvo, kadangi buvo kalėdos, tai buvo visas kalėdų miestelis padarytas. Ir jisai ten pačiam centre buvo kokio dydžio, tai tokio dydžio nesu matęs dar kalėdų miestelė, ten viskas. Tu gyvenai ant kalno. Ne, tai mes ten buvom, gyvent važiavom jau tenais, bet vaikščiam po Edinburgą ir ten buvo visas kalėdų miestelis labai Ir fainas. ten Harry Potter filmavo, man atrodo, Liudai. Tu Harry Potterio berniukas esi. Jo, ir ką, nežinau. Tau ten patiktų irgi. Gal, kaip lietuviai ten kokiam nors supelyjusiam kambarėlį. Visai nieko. Nu, kur jūs paskutinį metu keliavot? Pasakokit. Aš į Pagėgius, į Stoniškius. Kas? Į Stoniškius. Gali išsiplėsti. Į kaimą grįžau vakar. Čia kadangi Velykos buvo. Jo, Tai reikia važiuoti. Tu kaimietis, Laurinai? Aš. Ne, aš save labiau miestiečių laikau. Ką yra mokė melžt? Esu melžęs, bet nepaskaičiu, kad moku. Tai čia toksai. Nes aš miestės tai gyvenau, Jonavoje gyvenau, bet mūsų visus vaikus ant vasarų išveždavo į kaimą ir palikdavo ten
2-3 mėnesiam. Tiesiog vaikus paliekam. Jo, Jo. jo. Paimam visus surenka atveža. Tai taip kaime vyksta. Nu, ir tada Ką? palieka, ir tada pas karį važiuodavom, melždavom ten jas. Skamba kaip mūsų vaikai, ar kaip naistas. Nežinau. Tokia. Kur negyvenimo saloje vaikai išgyvena, Mūsų vaikai. mūsų kažkas nais. Aš nesu girdėjęs. Kur vaikai išgyvena negyvenimo saloje ir paskui pradeda tenais Publika, daužyti žinot kitus. šitą. Žinom, Kaip vadinasi mūsų kas? Mūsų valdovas. mūsų valdovas. Va, mūsų valdovas. Čia knyga kažkokia yra filmas. Nežinot knygą? Ne. Jūs neišsilavinę. Bet labai gerai tenais. Ir apie Urviniai vaikai parkai. atsiduria, negyvenimo saloje yra tokia kaip jų dinamika, kaip susiformuoja grupės, kaip jos kovoja, kariauja ir toksai grinai apie vaikų žiaurumą šiek tiek. Nu, tai labai panašiai kaime būdavo. Tu atvarai Man ten tai tada čia primena tą kitą filmą, kur dabar tipo nebeleistų rodyti. Kur ten brolis su sesė kažkokiam saloj lieka. Tu ką, gali išsiplėsti kažką? Ten irgi Nes- tas senas, kur ten buvo jie vaikai, paskui pradėjo paaugliais būti ir tada pradėjo ten vieną tarpusą. Tada ten vaikas gimė dar ir tada jas galiausiai susirinko iš tenais. Mėlynoji lagūna, Mėlynoji lagūna? Taip. Aš šito nematau. Tas geras toksai, turi su prieskoniu toks. Aš ją ten gal protarpiais matęs, ne. Nu tai gerai, bet šnekėjom apie tavo kelionį į Jo, kaimą. tai va, tai aš paskutinė kelionė, kurioje buvau, tai buvo į kaimą, Velykų. Tai va, tai ten mes važiavom per kažkokias šventes dažniausiai. Atrodai sukūdėši. Skudis? Dėl to, kad jau šiais metais 6 dienas dirbau. Tik tiek ir tai reikia. Nu, man tiek ir tai reikia. Tu liūdai daug dirbi, atrodo. Duok valgyti. Aš jau 7 dienas dirbu. Tu nusipelnai vaikas. Tavo duonos. Čia net nesimato tos duonos beveik. Peršviečiama net. Kaip bažnyčiai plonumo. Tai už 7 dienas tik tais tiek ir gausi. O kiek gausiu kitą savaitę? Tai dvigubės vis. Su kiekviena diena vis daugiau valgyti gausi. Dvigubės. Kiekviena diena vis dvigubės. Tai gal į metų galą ir pavalgysiu jau. Visas sumuštinis išeis. Tai dvigubės taip lietai. Nu, tai reikia priaukti prie dešros. O dieve. O dar kur sviestas. Greičiau tas dienos eitų. Čia kur būna memai, tipo, ar norėtum uždirbti centą į sekundę, ar tipo 10 000 per dieną. Ką? Už tipo pasiskaičiuok, kiek čia gaunasi. Taip, labai panašiai. Bet vat, ta kelionė tai tiesiog buvo tokia, važiuoju močiutės aplankyti, dar va, turim vieną gyvą močiutę. Ir važiavom. Iš kiek iš 2? Nu, taip, dar kažkada prosenelį turėjau. Ai, tai ne močiutė, jinai prosenelė. Nu, vis tiek kaip prie močiučio priskiriu. Nu, supratau. Kaip suprasti. Ką? Tiesiog. Tai yra močiutės ir promočiutės. Jo, Nu, bet yra aš mamos, močiutės, Aš promočiutės. šitą pačią kategoriją prie močiučio priskirtis. Nu, supratau. Nu. Supaprastinai. Einu. Kokia aš tau močiutė, aš promočiutė jau, aš jau netokia jaunuolė. Močiutė tu! Aš ne kokia jaunuolė, Ai, pamenu, kai tik močiutė buvau. Dar taip nieks neskaudėjo beveik. Oi, viską valgyt galėdavau. Močiutė. Ir- Močiutė tu! Ai. Oi, Močiutė. tada, kai tu toks iš saldžia liežuvis, nuimk pusę pensijos mano. Eina savo. Ačiū. 100 eurų. Ačiū. Nėra už ką nusipirko nors mokykloj. Gerai. Ar kažką, nežinau, gražaus gal. Tu močiutė, pro močiutė, tu žinai tokia graži ir faina. Tu tokia netgi aukštesė, nes visai nesumažėjus, žinok, visai. Oi, aš nuo buvau amžiaus. aukštesnė. Oi, Ne, tu ir kai dabar buvau aukšta. močiutė, buvau aukštesnė, dabar jau mažta. Nu, Tie kauleliai spaudžiasi. ta tavo dukra, žinok, tokia lieva, tu tokia nuostabi. Ta močiutė, tu močiutė irgi esi nuostabi. Oi, taip. Tu pažiūrėk, visai net ir pasikeitė, kaip nuo nuotrauką padaryta prieš 40 metų. Jo, aš ten buvau papudruota Taip. tokia. Tokia Bet gražutė. rūkiau tuo metu, tai tokia buvau biški labiau raukšlėta, dabar žinai. Viskas gerai su tavo dantim, nepergenk tiesą. Tai kurgi. Tai daug pasakyk komplimentų močiutei, Laurinai. Aš nesu labai komplimentų žmogus. Turim tai. Tai ne.
Tai ne. Tai jinai tiesiog džiaugiasi, kad šis atvažiuoja ir pamato mane. Ir visus, kad pamato ir džiaugiasi. Tai aš jau kaip dovana būnu. Ir jinai visą laiką džiaugiasi, kad tenais esi. Nu, po kelių dienų jau nelabai jau. Jau sakė, jau gal važiuokit. Trukdo, ramybė, velniai. Taip, ten jau paskui pradedam trukdyti. Bet va, važiuojam kelis kartus, buvo čia va, dabar nesenai prieš porą mėnesių buvo 85 metis. Tai irgi šventėm kaime, darėm vabalių. Daug. Taip. Beveik Bet jinai realiai jau yra ir beveik. promočiutė, jau, nu ne man promočiutė, bet yra nu, mano pusseserės dukra, kur jau promočiutė yra. Tai Galėtų ir tau būti. galėtų ir man. Jei nedikadoniautum čia. Nu, Laurinai, tai. Ne, tai, Būtų jau- tai čia greitai galim padaryti. Nu, tik kaldros reikia. Jo. Iš mamos. Ir žmona. Ai, jos ir žmona. Ir žmona. Ir žmonėms, kai norėtų. Nu, nebūtinai žmona. Jo. Man ir be kaldros. Nu. Čia net nesupras jaučius. Aš nenoriu būti įžeidus tavo kaimui nieko, bet gal ten kaime nuvažiavus paprasta tai būtų padaryti. Ne, Gal ten yra poreikis, nes nėra. vyrai išvykę. pavyzdžiui. Ten visi išvykę, ten, ten mačiutės, belikusios ir tetutės. Nu, supratau. Kad, kas tiesiog. Aš manau, kai kažkaip, gal, nežinau kodėl, gal kad aš miestietis, bet aš galvoju, kai į kaimą atvažiuoja miestietis, tie kaimiečiai... Užuodė. Už karto puolą, žinai. Jo, nori su juo pabūti. Užuodė. Rodė kolonus. Miestietiškus. Nori su juo pabūti. Pačias lipa. O, koksai. Aš čia iš miesto atvažiavau. Iškart matosi, iš Labas. toliau žodžiu. Labas, Malonu. labas. Kaip čia pas jūs kaime? Kaime pas mus, oi, pas mus čia vyrai visi išvykę. O. Nėra nei vieno. Atleistų vyras ar moteris, nes sunkiai atpažįstu. Oi, kažkada Nes buvau vyras. žiūri. Kažkada buvo į... Oi, Bet pas mus kaime dabar visai galima tai. Sorry, nedomina. Nu, tai kas ne? Baigiau. Ne, tai gerai, taigi normaliai viskas yra. Ne. Ne, Eisi, žinok, einu toliau, ieškosiu. tai pas mus nėra. Nėra? Nėra. Nėra nei vienos moters, aš Ne. ieškau, noriu pirmas būti, kur močiutį pronukę pastato, užstato. Tai tik su manim nebent. Bet tai, kad tu net negali. Ne, aš galiu. Ką tu gali? Viską. Ko tik tais nori iš manęs. Vaiką pagimdyti. Laisvai. Nu gerai, kaip tau liūdai kelionė sekas, kur tu buvai nukeliavęs, sakyk. Einam namo kaimo turin. Bet galiu grįžti prie tos temos, buvau biškai Edinburgė ir tenais yra daug LGBT ir aš jaučiu šiaip labai toks esu atviro mąstymu ir panašiai, bet kai ateina žmonės, atrodo vyras, ilgais nagais ir panašiai, yra kažkoks nejaukumas man vidui, bet dėl to tikriausiai, kad nesipratęs jų matyti, žinai, tų žmonių dažniausiai. Pavyzdžiui, kaip irgi nesam rasistai, pavyzdžiui, bet juododį tu pamatai ir, pavyzdžiui, jeigu tu su juo šneki, keistas jausmas, tiesiog vien dėl to, kad tu nesipratęs. Tai aš tiesiog norėjau grįžti prie to, kad buvau susidūręs ten labai daug ir labai populiaru ir tas yra ir toks tiesiog, ir yra tų daug visų pronoun, žinai, they, them, panašiai ten taip, painu, pavyzdžiui. Sako, vadinai mane they ir aš toks sėdžiu ir galvoju, ką tai reiškia, aš neišsilaiminu. Nu, tavo liūdai kaip kelionės, tai tiesiog čia biškai išsiplėčiau. Man biškai man blogo. Ir toks galvoju, nekancelins mūsų čia šitą ties ketvirtą epizodą. Ne, vis tiek nežiūrės nieks. Niekas nedažiūri, kiek viskas gerai. Jo nežiūriu, kol neišpopuliariai, paskui Visus žiūrės. atgal ieško kompromatų ir ten... nu, Taip. Ten Tai šitą epizodą mums reikia pasižymėti kokią varnelę, kad jeigu ką ištrinti, jeigu išpopuliariai. Manęs tai prisimink ketvirtas epizodas. Jo. Jeigu būsim žymus. Nu, tavo kelionės. Aš nesenai buvau Malagai. Tiesioginis skrydis iš Kauno labai patogu. 4 valandas. Kokiam oro linijom? Ryanair. Kažkur čia ta Malaga iš viso. Ispanija. Tai Tai džiaugiai buvo keistas skraidom iš Kauno. Ir turėjau tokią didelę tašę. Nu, nes reikėjo visokių ten daiktų ir panašiai. Su vaikus skridot. Jo. Tai su vaiku iki 2 metų labai pigu, nes už 25 eurus ten gali vežimą pasimti, kėdutę ir dar tašę visą, bet ant kelių sėdė. vaiko pravežimas kainuoja 25 eurus. Tai belė kaip pigu. Tai realiai gali pirmieną ką vaikus važiuoti. Nu jo, gali. O daugiau neparsivežėt iš Malagos. Ne, Tai pigiai. užtenka vieno kol kas. Nu, Ir turiu tokią didelę tašę. Ir matau,
jau tokia ta kontrolierė, tokia piktesnė. Visų tikrina tašės ir kažkas bus su tokiu lagaminu. Sako, tai dėkit ten tą stendą, kur, žinai, pamatuot lagaminui. Tai jis taip deda ir jau netelpa. Sako, šiame, o aš toks. Kiek čia, 3 vaikus už tiek. Į tą patį lagaminą būčiau sakyčius. Galvoju, vienas, šiek. Ir toks jau pikta, bet jau susitaikau. Nu, tašė, tai mano tai galingo dedumo. Nu galvoju, nu šiandien noriu, nu jau reiks paukot, dar grįžti, dar šiandien bus, galvoju, jau normaliai čia jau. 102 iš 2,5 čia jau 6 vaikai. Neblogai matematikuoja, viską vaikais dabar. 6 vaikai beveik pervežami už tokią sumą. Ja. Ir prieina. Tai čia telikas štukė eurų kainuoja? Jo, tai už tiek galėtumėt pervežti. Aš pats žinau, kiek aš galėčiau pervežti. Nu, kiek? Kiek galėčiau pervežti? 40 vaikų galėčiau už tiek pervežti. Taip. Nes viską įpratęs jau dalinti iš 25, labai paprastai viskas dalinti iš 25. Jo, labai tie ketvirčiai labai. Ja. Tai štukė atrodo brangokai. Nu galėjau 3 vaikus nuleisti. 3 vaikus nuleisti. 9,25 tada gaunas. Paprastai mes šnekam. Nu. Gerai. Aš manau, už 3 vaikų pervežimo nuolaidą paimčiau, nes... Jei turit senukų kortelę, tai dar vieną vaiką galim išspausti. Vieno vaiko pervežimą turit galvoje. Jo. Nes vaikai brangiau negu pervežimas. Kada valiau būtų. Gerai. Pats kiek vaikų turit? 6. 6 vaikas. Reiks 7, nes toks nelyginis gaunas skaičius. Jo, nelyginis. Galim išpratėti. Nuo tų nelyginų skaičių. Jo. Nuo lyginių. 6 yra lyginis. Jo, bet iš 2,5 padauginus. Kas 300 gaunas? Ne, 100 Mes čia 2 suaugę vyrai, šnekam apie skaičius vaikus. Žinai, man atrodo, mes vienas kitą labai puikiai suprantam. O taip. Taip. Tai vakar... Man neįdomu, mes čia tik apie televizorius. Ne? Iš jūs, kas apie mano vaikus domitės? Nes aš irgi vaikų turiu. Tai suprantama. Matau tą veidą jūsų, kad vaikų kur daug turi tas Kas veidas. pirktų vieno vaiko įstrižainės televizorių? Vaikų neturėdamas. 20, čia jūs apie 25 eurus ar kad vaiką tiesiog? Semų, colių. 25, Mes kažkaip pusiau susikalbam, pusiau ne. Jo. Taip. Tai jo. Jeigu Bet žinokit, su atvežimu norite ar be, vienas vaikas kainuoja. Vienas noriu su atvežimu. O kelintam aukšte? Gali ir 2 vaikai šiaip gauti. Jūs labai greitai matematikuojat, aš kartais net nespėju, žinokit. Sorry, dar nesutė. Nu, bet aš paprastus klausimus užduodu. 3 vaikus. Kelintam aukšte gyvena? Žiūrėkit, mane čia varot į vienus vardus. Pusantro vaiko. Pusė, ne, trečdalis. 5 iš 3, 8,3, jo. Taip, 9 aukšte. 8 pataikiau trečdalis vaiko pervežimui. Gerai. Tai gerai, turim dylą, žiūrėk. Labai geras televizorius. Jo, ačiū. Ką tu 5 vaiko pervežimo vakare? Labai daug matematikos. Ir man atrodo, kas peržiūrės porą kartų viskas supranta. Galėsim skaičiavimus įdėti descriptioną. Tiek intelekto išdropino ką tik, kad... Nu šiaip lygiai skaičiuoju 25 visai. Taip. O kur aš čia baigiau? Kad pervežiai vaiką. Tašė. Jo, sako, dėk tašė. Tai mano tašė tai nelagaminas, bet didelė. Tai grūdu į tą. Ir taip išsikišė, žinai, viršus. Sako, ne, reiks kevisai. Aš toks, jau galvoju, jau apsidžiaugiau, kad jau neveiks mokėti šią eurų. Tu belę kaip suspaudžiau ir tilpa. Ir nereikėjo mokėti. Nu, tai pasisekė. O paskui iš Ispanijos tai net nežiūrėjo iš vis. Aš tai esu lagaminą taip kišęs į tą ir neįsikišo. Tai aš vietoj turėjau nuspardyti ratukus. Nes aš tai nemokėsiu 100 eurų. Aš tą lagaminą kišau ir man gilai ratukai trukdo. Tai aš čia pasėmiau tą lagaminą, nuėjau į šoną ir tai jau vieną nuspardžiau pusę, tada kitą pusę nuspardžiau. Nu, gerai. Ir tada ateinu. Ateik, čia eiliai prie lietų stovi, žinai. Nepaėmė mano lagaminų!
Atsiprašau, ponas. Atsiprašau, ponas. Jei jūs taip, mes ir šiaip galime leisti, jau jūs čia... Turėt vertę! Peilį, aš noriu sąžiningai. Neturime, negalima čia tokių daiktų būt. Neturėt verkės, net peilio. Jūs taip su tokiom pastangom būtumėte ir šiaip įgrūdę į vidų. Atsiprašau, ponas. Aš nežinau, ar galėsim mes jūs įleisti. Mes nemanau, kad galėsim jūs įleisti. Kas? Jūsų striukė labai stora. Kas, stora striukė? Taip. Čia jau prikolinė. Ne. Čia jau tikrai prikolinė. Gausite išsipešiot plunksnas. Ką čia per bairį? Aš nesuprantu iš to oro linijų. Nu jūs nesinervokit, arba 23 eurai. Už ką? Nu tiksliau 25. Už viską jūs čia norite skaičiuoti. Vagys, Bet jūs vagys. savo pukinę striukę pasižiūrėkit, nu. Žiūrėkit, sukišu aš va šitą dabar viskas va taip susipakuoja labai gražiai. Va. Oi, net lieka vietos. Lieka net vietos iš tikrųjų. Pukams. Tai, bet jie ten lupa tose oro linijose kaip reikia. Labai. Tik tai ieško progos. Man juokingiausia yra už vandenį mokėti tenais. Nes ką čia tu ateini pro tą, turėti duoti savo visą vandenį, kad nešiesi. Ir tada turi nusipirkti už 5 eurus vandenį. Ne, tai gali Nu šiaip prisipilt. kaune yra įsipilt. Į krano gali įsipilt. Mano laikais nebuvo taip. Ką? Kokie tavo laikai čia buvo? Niūrus kažkokiais niūriais laikais. O iš krano taigi ten išlikštus tas vandomus. Ką? Netoks šlikštus kaip... Žiūrėk, koks pasikėlęs. Jis tai matai vandenį iš buteliukų geria, tipo? Iš krano vanduo šlikštus. Nu taip. Darbo neturi, tipo... Kas? Jo, liuko perki mane. Aš namuose iš krano vandenį. Aš esu iš Jonavos. Nors Jonavoje yra skanus vanduo iš krano. Tai iš kur tu? Tu iš kaimo ką tik, tu melagė. Aš esu iš Jonavos, sakiau, kad ne iš kaimo esu. Aš šiaip kaime būdavau kartais. Ir aš, ten yra skanus, geras vanduo, aš atvažiuoju į Kauną ir čia visur šlikštus vanduo yra. O, mes čia iš Jonavos. Pas mus gerai valymo įrengimai veikia ir gerai prafiltruojas. Pirk filtrą, nežinau. Nu, tai bet be filtro ten irgi geras buvo, čia visur blogas. Neskanus susirodo. Atneškit man, prašau, stalo vandens, aš čia iš Jonavos atvažiavau. Iš Jonavos. Jam netiks bet koks vanduo. Jo, man ne to myžo, man prašau to gero. Gal sulčių geriau jum? Aš noriu tyro vandeniuko. O sulos gal? Ha, kauniečiai, prigavau kaunietį. Aš Jonavos. Kokosų vandens gal? Ko? Kokosų vandens. Oi, ne, už ne tą tik, pačią man reikia kainą. tikro Už tą pačią vandens. kainą. Nu gerai, įpilsiu iš krano. Ir iškart atsiprašyk. Iškart. Iš Jonavos. Gal dar kažko? Myžalas. Atsiprašyk dabar. Atsiprašom, kad mūsų Ant vanduo kelių prašau yra kaunietį. prastesnės kokybės negu Jonavoj. Taip. Atsiprašom už kokybės disbalansą. Ir norėčiau, kad šiandien man vakarienė nemokamai būtų. Žinoma, žinoma. Nes jūs įžeidėt mano gerklikę. O kokio maistelio jums? Aš norėsiu picos Taip? su viskuo. Su viskuo. Ananasai, mėsa, aš iš Jonavos, tai man visko reikia. Gerai, bus. Gerai. Bet šiaip kalbant apie personažus, tai man tai juokinga būna, kai jie ateina tiesiog įpila iš krano vandens, atneša to ir 3,50. Aš nežinau, ten stalo vanduo, ten gal iš stalo kažkokio nuleidžia. Taip, nes jie ant stalo padirta man ir leidžia iš krano. Man tas vat stalo vanduo. Stalo vanduo. Tai, bet man neskonsultuo, ypač tose, kur didelių susirinkimų vietos, pavyzdžiui, rostai, ten visokios ligoninės, prekybos centrai, ten visur baisus tas vanduo būna. Negert. Nu, aš netoks išlepęs, aš geldavau kaunietišką vandenį ir tiesiog... Tai nes tu pripratęs, nes tu gimęs čia vis laik šlikštų vandenį geri. Tu nežinai, kaip gali būti geriau. Tai atveš kada parodyti. Aš nežinau, kaip gali būti blogiau. Atveš parodyti. Atvešiu Lauktuvių iš Jonavos. O bus Jonavoje, atvešiu to vandens ant kitą kartą. Taip, šiaip aš esu buvęs, kur tiesiog gyvena dar blogiau. Būna Aš blogiau. skuodį šiaip visai Afrikoj. neblogas vanduo.
Ten nėra, net nieko palyginti. Tai iš vis nėra ką gerti. Nu, kas tam Nu, mes skuodė? čia stereotipiškai labai jaučia. Afrikui nėra vandens. Tu galvoji, tapsi žymus kažkada liudai, kad tu čia taip saugai. Nenorėčiau tą reikalą kišti pagalių į ratus. Gerai. Tai tik vieną epizodą, ką išbrauksiu Nu. iš gyvenimo. Ir gal netgi iškirsim 5 minutės ir viskas. Iškirps. Arba galėsim ant viršaus balsų užrašyti. Naują įrašą, dar geresnį. Čia kaip populiarus pataisime. Gerai, liudai, skuodė, kas su vandeniu. Nu, normalus vanduo. Kaune šiaip irgi normalus, bet būna kitur nuvažiuoti toks smirda. Kur kitur? Nu, pavyzdžiui, Nenoriu žaidinėti. Tai jau žaisk. pavyzdžiui, gamyklai, kur Link tenais... Varenos kažkur važiavo. Nu, pavyzdžiui, gamyklai, kur... Nu, įmonė, kur baldus projektuojam, nu, kartais nuvažiuoju į gamyklą padirbti, nes iš krano vanduo smirda kiaušais, tai žinai, toksai, Jo, ten jo, daug sieros. Ten tik rankom nusiplaut, Maks. O nebandai gerti. Ai, Va taip. vos truktelėjau, tai toksai tiesiog, kaip žinai, kaip iš Birštono būna tas vanduo, kur irgi toksai mineralinis. Tas. Jo. Ir tenais visi pila Birštone tą mižalinį vandenį į tuos, ir aš atsimenu, geriau ir bandžiau gert, ir paskui kitą dieną pasižiūrėjau, liko ir tas geltonas vanduo iš Birštono, ir aš tiesiog nafik. Aš Mes buvom druskininkų tam spa, su Ingrida irgi ten yra kažkokia vieta, kur ateini ir ten kažkaip specialiai dar vadinas, ir daug kraniukų ten visus gali pilt, ir bėga šiltas, mineralinis, negazuotas. Toks šiltas. Toks. Aš pamenu, per mainų programą kažkokiam ispanui daviau paragauti Vytautą. Tai taip biškai atsigėrė ir taip... Ačiū, gerai. Man tai irgi aš Ką čia nesuprantu. aš irgi negaliu Aš nesgaliu Vytauto gert, aš negaliu. Man nepatinka ir Aš Kol nesuprantu. gazuotas aš Ten galiu. taip aš tiek bakūras, kad čia tokį šūdą galiu gerti. Žiūrėkit, susuksit tipo parodyti. Žiūrėkit, aš dabar gal čia Vytautą geriu tipo. Aš Nu bent ne kaip Maibachas tas. Čia geriau negalėtum šitos laikų. Aš galvoju, neatsimenu, ar Turkijai buvau, ar Graikijai. Bet ten buvo, žodžiu, irgi tas po mineralinis vanduo, bet jisai teka ten per upelius, tipo šaltinis ir jisai bėga per raudonas tokias uolas. Ir jisai raudonas tas vanduo būna. Toks beveik ryškiai raudonas vanduo. Aš tam netikiu. Yra toks vanduo. Nuo ko gali raudonai nusidėti? Nuo tų akmenų, nuo mineralų, tenais tokia mineralingi kažkokie akmenys raudoni ir ten bėga tas vanduo ir tada žmonės pilas į butelius ir irgi nešasi gerti. Tai aš irgi Sveika. Jo, jis ten, mineralai ten irgi kažkokie. Ir aš Nu, bet irgi... tai gal nuodingi mineralai. Ne, ten pilna irgi to kraniukai padaryti specialus, yra tenai gali tiesiai iš Tai to žinai, šaltinio. seniau radioaktyviam vandenį maudydavos, kol nežinojau. O, būna visko. Bet ten pripažintas jisai ir aš irgi geriau tą vandens. Tai jis tiesiog irgi Tai skanus jau geriau negu Jonavoje. Geriau negu Kaune. O tai kur nors iš vis geriau negu Jonavoje, radai nors vieną. Tai vat, jeigu iš koks natūralus iš šulinio vanduo yra arba iš šaltinio, tai vat, panašiai būna kaip Jonavos vanduo. Aš jaučiu, mes čia sudavinėjom vandens topus kažkokius. Gerai, aš sugalvojau šiaip mums pramogą šiandieną, improvizuosim. Liūdna. labai. Sugalvojau pramogą, intervalą tokį mažą. Tai man įdomu, žinai, kur tu liudai norėtum nukeliauti, pavyzdžiui, ateityje, kažkokią šalį, kur tau būtų faina. Ką aš Apie ką svajoji, kur ką svajoji aplankyti? Japonija jau. Japonija. Tai dabar mes, Liudas keliaus, o mes kursim situacijas ir Liudai bus pasakų kelionė. Viskas jam ten seksis, visi draugiški, jokios problemos nebus ir mes prikursim daug situacijų ir leisim Liudai pasidžiaugti nuostabia kelionė nemokamai. Gerai? Gerai. Tai, supratai, aš pavaidinsiu su Liudu, tu su Liudu pavaidinsi ir mes prikursim daug situacijų, kuriam puikiai viskas sekasi. Gerai. Sveiki Labai atvykę. vaniškas. Sveiki atvykę į Japoniją. Labą dieną. Aš gal čia taip sveikinu. Oi, baigit nesilenkit. Aš čia nusilenksiu. Labą dieną. Tai gal sušiu čia vat, prie pat įėjimo mes jau jums parašėm, mėgstat sušius. Mėgstu. Ir visi paruošti čia be laktozės, taip. O kur galėtų ten būti laktozė? Ai, visokių, žinokit, čia būna pas Oi, mus tų sušių. Tai mes rimtai? parašėm jums visą padėkliuką, vat, lasdelės. Mokat lasdelę šakutę paduoti? Nemoku. Galiu šakutę. Aš galiu netgi jums įdėti į burnelę, jeigu norite. Lėktuvėlis, zum, 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 japoniškas kamikazė. Opa. Skanu be laktozės. Taip, sveikinu atvykus į Japoniją. Jeigu jums kažko reikės,
galėsime jums tiesiog skambinkit. Geiša. Geiša? Aš geiša pati. Aš slėpiau, jūs galvojat, kad aš vyrukas, bet aš esu iš tikrųjų moteris, karščiausia moteris, tikra moteris. Ateikit pas mane, geiša. Aš negeiša, jūs geiša. Aš geiša. Aš biškai buvau užsivedus. Aš labai gražiai, jeigu matote, žinai. Užsivedęs jau. Jo. Ir kas čia manie taip užvedė? Lietuviškumas turbūt, tas, žinot, tikrumas tas. Cepelinų kvapas gal. Cepelinų kvapas ir grožis ir panašiai. Tu, Laurinai, gali mane bet kada pakeisti, nes aš irgi gerumo ribos pas mane beribės. Aš jums čia toj pašoksiu. Tai gal... Gerai, sveiki atvykę. Labdiena. Pasiruošę daryti... Nihao. Pasiruošę atlikti... Šarakyrai. Šarakyrio netliksim, nes jūs mes labai vertinam atvykusi iš Lietuvos. Aš šarakyrį atliksiu dėl lietuvių. Dėl lietuvio mes paukosim vieną japoną dėl jūsų. Aš labai norėčiau autentišką šarakyrį pamatyti. Ne harakyrį, bet šarakyrį. Šarakyrį. Tas, kur ne iki galo. Jo, tas. Jisai dabar labai lietai nukraujuos. Dėl jūsų garbės. Jis net nesiskampė. Ne, nes jis džiaugiasi dėl lietuvio pasaukodamas. Smagu, kad jisai džiaugiasi. O dabar mes mokysimės skirsti galvos. O, gerai. Štai jums kardas. Turime žmogų, kuris... Aš čia tas pats žmogus. Tas, kur jisai beveik... Jau blogiau nebus. Jisai jau beveik miręs, tai bus lengviau nukirsti galvą. Aš visą laiką svajojau taip. Visi pinigėliai mano šeimai keliaus. Galvą Sveikinu. guldam galvą. Gal už mane galit, nes aš šiaip nenoriu. Ne, O čia ko jums... jūs norit? Nu, aš jau čia keista man. Ar jūs norite išgelbėti šiam žmogui gyvybę? Nu jo, jisai visai geras atrodė. Jisai jums liks pavaldus visą gyvenimą. Nu bet gerai. Galvoju, tokią progą, paskui nepasinaudoji, paskui gaila būna. Nu, tai žinai, atvykstat į... Man labiausiai kelionėse būna gaila kažko, kad nepadarai, žinai. Tai va, atvykus į kelionę reikia išnaudoti visas galimybės, kur gali ta šalis suteikti. Tai jo, Tai va, tai... O, sveiki atvykę pas mus į pirtis. Čia nuostabiausias pas mus pirtis O yra. aš labiausiai mėgstu Burbuliukai. japoniškas. Japoniški burbuliukai čia bus. Su žuvytėm, plaukio žuvytės. Matot, kokios gražios žuvytės. O jos nesikandžia? Jos nesikandžia, jos čia Labai gerai. karosiukai, panašiai. Norit mojito? Sakė gal. Sakė. Tuoj, sakė, įpilam, sakė. Va. Bet be alkoholio, prašyčiau. Be alkoholio. Fermentavau ką. Labai gerai, nes paskui su tom chemijom ten išskaidot alkoholį. Natūraliai, jeigu reikia perdirbti maistą, man sakykit. Jo, man be laktozės. Ir jūs toks gražus, tas jūsų baltodis toks. Nerūkau. Tiesiog. Aina savo. Tikras modelis, jūs gražuolis, jūs nuostabus. Patinka mūsų vėžliai? Nelabai. Ne. Kodėl aš čia, kaip žuvis? Kas? Vandeniai. Nes jūs puikiai derat, puikiai derat. Esat nuostabus vyras. Taip, aš žuvies ženklo. Horoskopas. Ką dar norėsit, gal norit Žalgirio varžybas pažiūrėt, galim jums televizorių? Prisižiūriu namie. Prisižiūrit namuose. Junkit man geišos filmą. Geišos filmą. Kaip ten geišos išpažintis? Ar gal norėtumėt gyvos geišos? Ai, šį vakarą praleisiu. Gyva geiša jau. Ne, aš per televizorių gražesnis man. Nu baigit. O, pagražinsiu biškį tuoj. Nu ir kaip dabar? Pasikeitus 100%, pati gražiausia. Nu, visai nieko. Ir užpakaliukas toksai. Taip. Norėsit? Taip. Tai gausit. Eik ant kelio atsisės greitai. O Jezu, kokia jūs sunki. Labai sunki geiša. Bet man patinka tokios. Gerai, dar. Tai kur norėsite nukeliauti? Čia mes patarimus, tas turistų gidas. Kalnus, norėčiau kur nors. Į kalnus. Ir kokį nors tsunami pamatyti Jo. apačioj. Tai va teikit iš tą tūbą įlyskit, tai jūs tenais per 3 minutės tenais ir atsirasit.
Labą dieną. Labą dieną. Kažkur matytas jis man. Aš iš paskos, iš tūbas. Čia gal... Aš iš paskos tūbas sakiau. Aš galvoju, visistiškai čia nuskambėtų. Kas? Rodo, ne. Pataikiau. Pataikiai. Tai pataikiai, čia tsunami pažiūrė. Taip. Pareina tsunamis į kalnus, žiūrėk, kokie kalnai ir tsunamis trenkėsi į kalnus. Praėjo Gerai, tsunamis. kad mes ant kalno. Taip, nes trenktųsi tsunamis į mus, jeigu nebūtume ant kalno. Taip. Jums puikiai sekas. Žiauriai sako. Atrodo, mėgaujate savo kelionę, eina savo. Net nesitikėjau šitiek įspūdžių. Ir iš tos pusės tsunamis, ir iš anos čia. Du Tikras tsunamio vaizdas. Oho, čia visa katastrofa. Japonijai. Kažkaip atrodo, jo geriausias dabar gyvenimo patirtis čia vykstant scenos ir visai nesidžiaugia. Kažkaip Ko tau trūksta, Liudai, iki Japonijos? fantazijos jau čia trūksta. Japonijoje? Ką? Trūksta fantazijos, kad dar, žinai, ko norėt. Ko tu nori? Ko dar norėt. Kai viską gali gauti, ko norėt. Tik geišų jam trūksta, pasirodo, nes tik geišų prašė. Nu. Daugiau nieko. Mano žinios apie Japoniją visai O tai ką ten ribotos. veiktų? Tu nori Japoniją važiuoti, bet nežinai, ką veiksi. Ką? Man patinka neplanuoti. Išvažiuoju ten, pamatai, ką čia va, galima nuveikti. Geišus. Visi nori pilnas. Ai, dar apie kelionę skaičiau, tai šiaip Liudai nepatiks, nes šitos temos. Bet ką tik išskrido moterys į kosmosą. Išskrido 6 moterys į kosmosą. 10 minučių žmonija pasiekė kažką ką tik. Moteris pabuvo kosmose. Ką apie tai manot? Kad moterų įgula išskrido į kosmosą pilna. Nežinau, tai šiaip kas keista buvo, kad Bezosas išsirinko, kad man čia tik panos skrist. Bezosas? Tai Bezo žmona, man atrodo, Bezienė išsirinko. Ne, ten Bezosas skrido. Ne? Ne. Ne? Ne. Jo? Gal prieš tai skrido. Nu, man atrodo, jis kartu su juo. Taigi ne, vien tik moteris tam yra esmė, Liudai. Rimtai? Taip. Tai ką apie tai manot? Ką aš žinau? Aš žinau gerai, o Ką tik pasikeitė visą mano nuomonę. Moteris kosmose. man tai... Ar Tai geriau? palauk, tai moteris ir vairavo? Jo, viską darė moteris. Ne, man. Taip. Liudai. Taip, taigi visur čia naujienos didžiausias. Net moteris pilotavo visą Taip, tą. inžinierė buvo tenais ir pilotė. Ir jai pavyko prisiparkuoti. Viskas. Kosmose labai sunku turbūt prisiparkuoti. Bet tai grįžus kažkaip reikėjo Su prisiparkuoti. parašiutu nuleido ten jas. Su parašymu leido. Autopilotas. Su kranu nukabino. Nes taigi dabar ten išmokėjau tas raketas, kad jos nusileistų, jau priparkuoti išeina, bet ten labai sudėtinga yra priparkuoti, aš galvoju, kaip joms sekės Tai priparkuoti. tenais tiesiog Tai pakelė. nebuvo net per daug pakilus. apie 100 kg tik į viršų pakilo. Ten, kai SpaceX'as skrenda, tai jie ten aukščiau pakyla, Taip. todėl ten sunkiau. O čia jie tik į orbitą ten išskrido, Išskrenda 10 minučių, nesvaroma pabūna ir būsena nusileidžia. biški. Taip. Kur Virgin Galactic darydavo jau tuos skrydžius, kur ten skrendė biški, o čia jau nėra, tos traukos čia jau vėl yra, nėra. Tai čia kažkas Aš tiesiog džiaugiuosi už tas moteris, nes aš irgi norėčiau vieną iš mano svajonių turėti kosmose galbūt. Nežinau, čia toks tiesiog yra nuo vaikystės gal. Jo. Jo, tiesiog Tai nuo GoFundMe padarė. Man dėl kitų priežasčių reikėjo tą GoFundMe, ne dėl skridimo į kosmosą. Ne, baig. O tai kokią kosmoso vietą tu norėtum? Nes ten daug yra vietų. Daug yra kur nuskris. Nu, yra, O jau kaip jo žemės pluta, tai tu kai kyli dar plečiasi horizontą. Yra, ir daugėtin. Jo, ir eksponentiškai daugėja. Nu, tai ką ten Vieta. aplankytum? Aš tai norėčiau Mėnulio aplankyti, pažiūrėti, ar ten tikrai yra amerikiečių vėliava. Nu, padarom jos Tai svajonę. kol tu aplankysi, gal jau Tai mes nebėra. padarom nemokamai, jam eik veiklai, mes. Gerai. Jo. Sveikutis atvykęs į Mėnulį. Pagaliau, Mėnulį! Taip, sveikinu. Sveikinu, nusileidai čia su savo aparatu. Labai fainas aparatas. Nu, toks mažiukas, nėlis. Jo. Taikytas į Mėnulį tik. O tai ką čia man parodys? Ką tu nori veikti, tą mes ir veiksim, tik nes aš esu pats kiečiausias mėnuliukas, mėnulinis. Aš žinau, kad tu nežinai, ko tu nori, nes ir man tai buvo. Todėl mes varysim ieškoti amerikiečių vėliavos. Nes reikia man patikrinti sąmokslo teoriją. Nes man visi draugai sakė, kad net nebuvo čia amerikiečiai. Kad viskas buvo nufilmuota studijoje kino.
Eik tu savo, čia apie mūsų mėnulį taip kalba žemė. Apie vėliavą ir amerikiečius. Jūs šitaip nusiteikėt skraidot? Taip. Išsiaiškint. Visai čia. O paskui grįždamas aiškinsiuos, ar apvalita planeta, ar iš tikrųjų plokščia. O tai atskrendant nematėt? Ne, mačiau, nerodė atgal. Tik kaip reikia skridau. O tai skraidot kaip? Į priekį jau nematėt, kur skraidot? Nu ir atgal, žiūrėt, langų nebuvo atgal, tik kaip reikia buvo. Bet ir skraidot į priekį? Taip. Į priekį langai jau į priekį skraidot ir nematėt menų? Mėnulį mačiau, aš žemės nemačiau. Aš galvoju, mėnulis apvalus jums nėra. Tai imk, vat mėnulis jiem ir žiūrim, kaip mes čia sukamės aplink tą žemę, ką žinau. Fainai čia mėnulį, tik medžių trūksta, miškai, žinau. Tu čia ilgai pats? Kaip? Pats ilgai? Jo, šiaip, žinai, gal nori mano mėnulio vandens, labai skanus vanduo. Žinok, nebus toks skanus kaip šiandienos. Paragau. Kaip Kaune, žinau. Aš taip varvinau iš kometų ir meteorų tą vandenį. Nu, filtrą gal reiktų įsidėti. Gal, tu protingas labai esi. Nu, aš ten su dar dviem Gal- protingais vyrais esu, tai. Gal gali papasakot, kaip mums čia gyventi, nes mes nežinom, kaip gyventi, nes vis nesugalvojam. Tai pradžio tai vandenį reikia susitvarkyti, kad normaliai būtų. Gerai? O tada galim medžių pasodinti. Medžių pasodinti. Nu, kai normalus vanduo bus. Tuoj, tikrai čia turėtų būti pas tave iš žemės. Sėklos. Sieklas atvežtas. Medžių sėklos. Medžių sieklas. O, pasodinsim medį. Va. Bet čia su tom dulkiam aš nežinau. O kaip mėnulį tavo visi norai, gal norėtum mėnulaičių apvaisinti ar šiaip, Tai va, keliavom 25 km ir štai vėliava. Nu, nemelavo. Nu ne. O kodėl turėjo meluot? Nu, nes... Nu, ir sakinėjasi, mama, tai. Iš visų pusių gali matyti. O ne, čia ne ką tik atnešta. Nu, čia jinai jau nuo 60 kažkrintų metų. O ką jūs čia nusitavinėjat? Gal tik dabar ją atnešė. Prieš tai jos nebuvo čia. Buvo. Kažkaip atrodo, kad man meluojat. O kodėl aš turėčiau meluot? Nes tais laikais, Kokią aš naudą iš to tais laikais technologijos negalėjo leisti jiems iškilti tiek. Jūs visiškai esate teisus. Mėnulis yra tik tai dar viena sala plokščioje žemėje. Aš buvau teisus. Visą laiką jūs buvote teisus. Aš buvau teisus. Mes jūs bandė apgauti, transportuodami laivu per visą O mes esam žemėj? Mes visą laiką esam ant plokštumos. O jie laiko kas? Drambliai ir vėžliai. Visai kaip toj nuotraukoje, kur visi žino. Drambliai ir vėžliai. Tu nesi prie sąmokslo teorijų, nelavinai. Man patinka sąmokslo teorijos. Bet tu jam netiki. Jis tik kuria gal jas. Kad jo navoji pats geriausias. Čia yra tiesa. O Tai net visur nėra kitur sąmokslo teorija. negeriamas net. Taip. Bet čia nėra sąmokslo, čia tiesa yra. Ne, man patinka žmonės, kurie tiki sąmokslo teorijom. Man įdomu su jais padiskutuoti būna. Ir išsiaiškinti, kodėl jie tai tiki. Aš negatyvių jų nesmerkiu, nebandau paneigti tų. Aš tiesiog man patinka išklausyti jos, kaip pasakoti sąmokslo. Tai aš net esu workshopą daręs apie sąmokslo teorijos. Kur te mokinai tipo? Jo. Mes per workshopą kūrėm sąmokslo teorijas. Ir buvo gal virš 20 žmonių. Ir mes prikūrėm sąmokslo teorijų. Daug jų prikūrėm. Sąmokslo teorijos yra labai paprasta sukurti. Tiesiog, ką darėm, tai surašėm visus dalykus, kurie tiesiog žmonėm nepatinka. Nežinau, pavyzdžiui, nepatinka, kad citrinos parūkščios yra. Ir jų ten daug prirašėm tokių visokių nesąmonių. Ir tada apsikeitėm visi tais užrašais ir tada kiti žmonės turėjo pasakyti, kodėl jiems tai nepatinka. Ir tai turėjo būti visiškas absurdas. Ir tokių prigalvojo dalykų, kad ten buvo jie beveik prie realybės, tam tai manom. Ir prikūrėmės įdomu. Tai buvo įdomu. Supratau. Tai prigijo kokią nors. Jo, tai paskui ten viskas vyko jaunimo linijos suvažiavime, ten buvo gal virš 130 žmonių ir tada pradėjom skleisti gandus, kad šiais metais būtent yra įprinstaliuota kamerų, kur stebi savanorius, kai jie veikia naktim. Ir kad tada, žinai, tą informaciją, tą medžiagą naudos, tiesiog, parodys visiems video apie tai, žinai. Bet iš tikrųjų nebuvo kamerų, jokio video nebuvo. Bet dalis žmonių patikėjo, nes tiesiog vaikščiojom pasakomis. Nes
patiklus būna žmonės. Taip, nu, aš taip, pavyzdžiui, irgi dažnai tikiu žmonėm, nes, nu, kažką pasakai ir tu tiki, nes, nu, ką meluoti, žinai. Nu, kam žmonės meluoti toks. Taip, bet yra tokių žmonių, kurie vis laik meluoja. Mane būdavo grupiokai tokie labai apgaudavo, nes jie tokie visada, nu, koks 99% net nejuokauja, visada tiesą sako. Ir kartais šauna tokie, kur tu be žado lieki ir toks iškart patiki. Ir jie sugebėdavo tokių šaltų veidų tau įteikti, toks... Apie tą pačią plokščią žemę, nu, jeigu tu bandysi ieškoti ir googlinti pastoji, ar jinai iš tikrųjų yra plokščia, tai belekiek rasi įrodymų, kad jinai yra plokščia. Nu, tu rasi belekiek visokių vaizdą medžiagų, ten įrodymų, visko, iki tol, kol tu nepatikėsi, kad nu taip nėra. Ir tada pradėsi rasti dalykų, įrodančių, kad yra jinai apvali. Yra labai lengva patikėti, ypač šiais laikais, kai informacijos belekiek yra. Pežas geriausia mašina. Pagooglink. Tau reikia pežą, karočią, tau reikia. Dabar visi gatvėje važiuosit vien tik pežai. Argi negeriausia mašina bus. Šiaip aš džiaugiausi, kad Liudas dar jaunas, daug mašinų turės, jis dar spės pežą gyvenime tikrai turėt. Arba ne. Dabartiniai pežai šiaip labai geras dizainas, bet... Geras dizainas, man tai nepatinka. Man tai žiauriai gražus. Nu, tokie kaip supercar jau tokie dizainai. Gerai, tai artėjom jau link pabaigos, ar ne? Tai galim kažką papasakoti ateities planus, kur planuojat keliauti, kodėl, kažką šiek tiek, kokia artimiausia laukia visų kelionė. Kažką optimistiško ir gražaus norėčiau. Optimistiško ir gražaus. Aš jau praeitais metais planavau keliauti tokį festivalį, vadinasi Rainbow Festas, kur susirinko visokie hipiai ir ten mėnesį laiko tas festivalis vyksta. Ir jisai kaip tik užvakar, man atrodo, įkrito man ten į tą grupę visą, kad vyksta Lietuvoje jisai. Jis per visą pasaulį vyksta. Tai jisai vyksta kaip... Ką reiškia per visą pasaulį vyksta? Tuo pačiu metu gali būti kokie... Tai gali ir namuose švęsti? Ne, jisai vyksta būtent, kad kaip bažnyčia. Ne, ten Dievas yra visur. Panašiai. Bet ten žmonės susirinka, ten tai Rainbow šeima yra ir žmonės susirinka, jie kartu būna. Ir tu ten tada vidury miško ten be nieko... Nuogas? Gali ir nuogas būti vienai. Be nieko? Jo, tu tiesiog atvarai tenais, pasidaro žmonės ten virtuvę bendrai, viską bendrai daro. Ai, tekia girdėti apie šitą. Jo. Paskui ten prasideda dizenterija ir jie išsisklaido. Dizenterija? Kas yra dizenterija? Vidurių liga. Nes šikoje ten aplinkui. Nu tai čia priklauso nuo to, kaip rankų plaut, nes nieks nieko neatsiveža į mišką. Bet Laurinai gal pronukė gausi. Gal. Per dizenteriją. Nu tai va, nežinau, aš jau praeitis man žadėjau dar nesu buvęs, tai vat, kaip tik dabar vyksta nuo balandžio galo iki gegužės galo. O reikia už bilietą mokėti? Ne. Yra taškas miške, kur gali nuvažiuoti ir ten būti. Jo. Tai visai fainai bedarbiai tenais jaučiu. Tai va būtent. Ten kaip ir nereikia pinigų. O tai iš kur maistas ten? Nu, tipo visi susimeta kažkaip bendrai tą maistą ir tada, nu, ten reikia šiek ten pinigų. Bet tai nieks neatsiveža. Tai tikės, kad atsiveš. Ar jau tu atsiveši? Ne, Tai žodžiu, turbūt šita, kadangi nemokama, tai artimiausia kelionė galimai bus. Tavo? Mano kelionė... Ne, šiaip aš manau, kad kelionės nesąmonė yra. Kodėl? Tai ką mes kalbėjome apie? Tai aš dėl jūsų galvoju pasidžiaugsimas. Dėl jūsų pasikaipins. Šiaip aš jau nelabai mėgstu keliauti. Prie Palangos, nes toksai man visur gerai. Ar tenais, žinai, koks skirtumas. Tu gali keisti aplinką, bet žmogus nesikeičia toks. Ja, tai tas kelionės man tokios. Namai ten, kur širdis. Aš jaučiu į Palangą nuvažiuosiu, man čia patinka vasarą į Palangą, praeini per Basangę, pasižiūri, kaip žmonės gyvena. Vaflį nusipirki. Įdauži į kriaušę. Įdauži į kriaušę, parodai vaikams, kaip reikia daužti tą kriaušę, žinai. Pamėtai į kašiuką. Į kašiuką, kavutės pageri, pasėdi. Susimuši. O žiūrėk, kaip šoka tas. Jo, tas bičias pašoka, paploja ten jam, įmeti ūriukų, kad naują kolonkę nusipirkti vis naujais metais. Kas dar... Basomis mėly. Nu, man tik tai ištusi, kad nueini Palangos tilto galą ir ten nieko nėra, žinai, ir tiesiog grįžti. Aš norėčiau, kad tenais būtų kažką palėti. Tai yra lenta. Ateik žmogų tai palies. Nu, aš neturėjau ką palies. Tiesiog kažką parašai. Man ten kuo toliau eini, tuo baisiau daros, kad neįstumtų tavęs kas nors. Kas tu tas?
Nebent Deividas norėdamas tave paliesti. Jo. Nu, tipo, ten, jeigu įstumtum, nukristum ir nebeparplauktum jaučiu. Tai jeigu plauktum, gal parplauktum? Nu, jau toli būna. Tai apsikabintum Nu, tai stulpą. kiek tu nuplauki? Ką apsikabinti? Apsikabinis stulpą ir Matai, laukia. aš Irgi banguoja tavo į veidą. Liudai, matai, kas yra, kai tu plauki, tu gali belenkiek nuplaukti, nes tu nori gyventi, tai dažniausiai Aš esu skendęs, neveikia. Neveikia. Gal Tu gal geriai vandenį. Krantą mačiau, net jau nebeužteko. O tai kodėl tu ant nugaros neapsisukai ir nepalisėjai? Bandžiau šitą nesąmonę. Paprasta. Dar daugiau jėgų išnaudojau. Ne, tu Besisukdamas. Taip toks, oi, blė, dar blogiau. Ir toks vėl reikėjo apsisukti atgal, kad nenuskeščiau. Aš taip seniai vidury, aš ir esu ant nugaros kokį porą valandų tiesiog pragulėjęs. Nu, aš irgi taip darau, Jūrai dar lengviau. Kas jums negerai šitas? Ir reikia Plaukt mokam. Tu stipriai įkvepi plaučiai, išsipučia tada kabi, kai tu iškvepi, pradedi biškai grimsti, vėl stipriai įkvepi ir vėl tu iškyli į viršų. Nu, aš gal šitą Arba praleidau. tiesiog kūną ant tiek atulduoja, kad tu va taip va gali būti ir net ne kojų nieko. Lašiakai čia. Čia juodojo jūroje gal taip guli. Ežere tiesiog Lietuvoje. Nu, tai apie mano kelionę aš taip išsiplečiu. Jo, jo, apie apie tavo Basanką. Aš noriu paprastai, lietuviškai, man daug nereikia. Man ten per daug žmonių būna Palangoje vasarą. Bet man patinka, tu vaikšti, tu gali net būti tiesiog tarp jų, toks, žinai, patirtis yra tame. Niekas nekreipia į tave dėmesį. Jo, esi tik... Man atrodo, patinka ten Latvijoje, ten tie, kur populiariai, kur nieko nėra. Ten gali palapinės šalia pastatyti ir ten aplinkui nieko nebūna žmonių. Man tai čia keista. Jurgi. Šiurpo šiaip biškai. Man tai labai patinka ten. Toks mėgi išgirsti kažką. Tai gyvūnas, nu. Gal. Arba koks nors piktas žmogus. Arba dėdė. Su peiliu Arba ateina dėdė, į tas palapinę. su žiūrodais būna tenais. Jo, kai yra žmonių, tai žinai, kad Gerai. yra žmonių. Vėliau Žinoma, tai- manęs nieks niekada nepuola, tai. Tavo kelionė kokia? Tavo bus Nežinau. dabar medaus mėnesis. Tai dar nieko nesuplanavę, bet šiaip važiuosim į Masters of Calm tikriausiai, kokiam savaitgalį. Ten, kur miške būna. Kaip ten gyve kažkokia, auksinė gyve. Auksinė Aš giria. buvau 10 dienų. Nu. Tai hipių pasiklausyti varysim prie laužo. Tai išmoks kažką naujo sužinosi. Eiktų. Na, Viską žino. viską žinai. Tie hipiai pripasakoja. O tai kam ten važiuoji, jeigu tu... Ne. Palisėti šiaip ten smagu, nes gražu, geras oras, visokių veiklų pilna. Maistas. Paviduriuosi. Čia faktas, nes ten valgia tą maistą ilgą laiką, tą ir paskui neįprastas maistas ir būna visiems ten trydos. Paskui... Nežinau, man nebuvo. Man nebuvo. Nu. Gal. Nu ir paskui impro savaitgalis nusimato. Impro savaitgalis. Rugpjūčio 1 dieną. ne? Beje, spoileriai, turėjau 3 užsieniečius, kurie atvažiuos Porelė iš Oslo, vienas iš Pietų Afrikos, kita iš Latvijos ir Anglą nusišoviau, buvau Edinburgė, susipažinau su Anglu, gerai. Atvaryk pas mane paimprovizuot. Žinok, panašiai ir vyksta, nes viskas per pažintis. Ten toksai, nes jeigu ne per pažintis, ten niekas nieko nežino. O toks tas grynai iš Pietų Afrikos tas pats? kitas ten. Vėl kitas. Matai, yra net 2. Ten daugiau negu 2 žmonės gyvena. Ne, tai ten daug gyvena. Bet... Nu, žinai. Mane kvietėt nais nuvaryti, bet nevariau, nes labai brangu. Gal sumokėt? Apie štukę 500 kainuoja nuskrist. Štukę 200 nuskrist ir dar pagyvent kokie 500. Tai taip gal, aš dar, kai būsiu žvaigždė. Tavo su tokiais podcastais tai nebus. Kodėl? Nukancelins visą tavo... Nucancelins. Visą tavo turtą. Tu nekalbėk apie tai, mes čia tiesiog padarėm ir dabar nekalbė apie tai. Taip, viskas, taip. Nieko nebuvo. Nieko Čia nebuvo. kažkas Padarėm. Nu tai kam tu dabar gadini ant pačio galo? Nu kam čia tie teismai dabar, kam čia dabar mums Žinai, prikaišioja? aš įsivaizduoju, Liudas grįžta namo, darėm podcastą, bet va tie švokie tenais eina į tas temas ir... Dabar bus Jau kiek to mano podcast'o, kas liko, tai jau... O dieve, brang! Aš doras, nekaltas vyrukas, turiu merginą, bet vis tiek geišų noriu. Akcentuokime tai. Ne jūs šiandien leidot man į Japoniją. Tai jau dabar tavęs tikrai Ingrida nebeišleisi į Japoniją Taip. jokiais būdais. Jo, Nes tu tik gaišų ten ir norėsi. Taip, Tai mes, nu, žodžiu. Tikrai medaus miestą nevažiuosit. taip. Nu, tikrai, nes nėra šaibų. Ir ten gaišas jau tu negali. Bet vaikas pigiai nuvažiuotų.
5 eurai rodo. Paleisim vieną. Nu. Terai nėra, vizėro ir dar ten kokį nors. Bet jau žinau, kas jau bus užrašyta pas mus pagės, liudas ir geišas. Kur? Užrašyta ant to aprašymo. Geiša, kaip šokoladas vis. Liudas ir geišas. Gal nepadus mus geiša į teismą? Nemanau. Ai, triušis, palakstagėm kažką apie triušį. Ne, čia akcentas velykinis. Tik tiesiog akcentas. Jis įvairių dydžių gali būti. Parodyk, ką kojos gali. Blema, ne tą kryptim biškį reikėjo. Taigi, normaliai čia. Nieko neįsidirbinėjom. Viską padarė, darom. Čia tavo vaiko liūdai žaislas, jo? Jo padaunojo gimtadienį progą, Velykų, sunku Pala, pasakyti. tai tavo vaikas gal gimė per Velykas? Ne, savaitę prieš. Nu, bet Velykos keičiasi, tai gal kažkada gausis per Velykus. Gal. Tai gerai, pabaigai paskutinius žodžius pasakom po kažkokią frazę, ką mes šiandien supratom, ką sužinojom, gal palinkim kažką žiūrovom. Būkit laimingi. Liudas pasakė labai laimingai. Būkit laimingi. Aš tai visiems palinkėsiu geišų. Nu, tipo, jeigu norit, tai turėkit. Šiaip jos net nelabai gražios, bet... Nu, jūs ten per daug prisidažiusios buvo. Paskui nuvalyti labai daug reikėtų. Ir ten, jeigu bučiuosis, tai paskui visas pas bus. Ne. Gerai, o aš galbūt Galvoju, palinkėsiu šokolado. žmonėm Aš palinkėsiu žmonėm džiaugtis, keliauti, linksmai leisti laiką, gerai gyventi, smagiai švęsti Velykas, vasara ateina, džiaugtis. Smagu. Tai ta Pamojuokim gal atsisveikinimai tiesiog visi. Ir išsifeidinam dabar.